Nu, tai sveiki atvykę į mūsų pirmą YouTube vidosą. Šiandien mes važiuojam prie Kauno į kaimelį, kurio pavadinimas Kalviai. Ir ten šiek tiek praleisim laiko, o pakeliui atsakysim į jūsų klausimus. Klausimų buvo įdomių, kiek mes uždirbam, kaip aplamai mes pradėjom daryti visokius vidosikus. Tai mes einam susirinkti trauzų, o jūs pasidarykit aukščiausią kokybę ir važiuojam. Nu, ką prikrovė. Nieka sau, toks jausmas, kai į Turkiją važiuojam. Aš čia net nieką neįsidėjau iš vis. Kaip tu čia tą užtrauktuką taip įkišai? Nieko aš nedariau. Eik tu savo, vos užsitrauk. Kam tu čia tą pasiėmei? Nu tai man reik plaukus kitą dieną susipurkšti. Nu judam. Paėmum biškį pupers. Subinukui nusivalyti. Tavo subinukui. Įda langų skysčia, nes tik su puperiu nenusivalys. Nu šakalėnė, greičiau. Tu ministrai nevadovauk. Nu ką? Biškiu gal keistai atrodom, kaip su langų skysčiu išėjom, nors mes išvažiuojam. Pažiūrėkit į stogėlį. Visas žalis. Nu ką, kirminę darai? O, tavo kokius. Nuo stiklo. Nu tai ką, įsivedėm, kur tie Kalviai. Tai va, atrodo šitaip. Važiuosim per Radviliškį, Šeduvą, Baisiogalą, Kėdainius. Tada čia prie Kauno per aplinkelį ir atvažiuosim į Kalvius. Ir kalsim jį šiandien prie kryžiaus. Išvažiuojam ant tiesiosios ir eisim prie klausimų. Tai pirms klausims būtų, ar tiesa, kad jūs brolis ir sesė? Nu, žinau, kad mes esam tikrai panašus. Nežinau, kuo mes čia labai panašus, bet yra tų panašumų. Tik tavo nosis daug didesnė. Nu, mano nosis biški didesnė ir smegenys didesnės. O daugiau tai... Smegenim jau nepasižymė, gerai. O daugiau tai jaučiu niekom nesam panašus. Nežinau, gal taip iš tikrųjų ir atrodo, kad esam panašus, bet čia visiška nesąmonė ir čia visiška netiesa. Važiuojam ir prisiminėm. Durniai valgyti, nieko nepasiėmėm. Va tokį. Va. Pikantiška nėra. Tai ką darom? Česnakis. Žiūrėk, sufelyje. Sufelyje? Va, matai. Dėl to į akciją. Be kitas eis. Gerai, jums kitus. Čia be pukelė. Per išėjimą ėjom, nu bet paskui radom įėjimą. Tai ką mes nusipirkom? Nusipirkom šašlyką, dešrelių, ten duonos, patarmasą, sausų tai nevalgysi šašlykų, pomidoriukų ir kolos, ką geriau ten virškintos po to tie šašlykai. Nu ir super, varom ant tiesiosios, dabar jau pradėsim tikrai klausimus. Tai grįžtam prie klausimų. Tai antras klausimas būtų,
Kokios mintis sukosi galvoje, įkeliant patį pirmąjį savo TikToką, ar buvo baimės, nedrąsu, ar tikėjotės, kad žmonėms taip patiks šis turinys? Tai iš tikrųjų Dovid sugalvojo tada, kai buvo uragans tas prie Šiaulių ir sako, davai padarom. Galvoju, nu tai darom. Ir kažkaip man nebuvo nei nedrąsu, nei kažkas, bet tuo metu tik tais pagalvojau, kad nelabai gal norėčiau, kad matytų mano kažkokie pažįstami ar ten draugai, bet galvoju, ai tai čia nieks ir nepamatys, nu kiek ten tų peržiūrų ten bus, ten 1000 ten koks. Tai vat kažkaip taip ir po to taip viskas ir išsirituliavo. Nu, man tai nebuvo baisu, nes ne pirmą vidusiką jau kėliau, prieš tai viens darydavau, bet aišku, nesitikėjau, kad visiems tai patiks mūsų dabartiniai vidosai. Tai žiauriai smagu, ačiū, kad žiūrit ir važiuojam toliau. Kits klausimas. Ar tavo žmona ir gyvenime tokia rimta būna, o tu toks įdomus? Tai nesu aš tokia rimta visat gyvenime, priklausomai nuo situacijos, nu ten, kai pikta būna arba susikaupus, o šiaip aš gyvenime labai daug juokiuos ir lygiai taip pat nusišneku, kaip jisai per mūsų video visus. Tai kaip suprasti įdomus? Kiek jums metų ir kokie tolimesni jūsų tikslai? Tai man yra 24, ant nosies 25, o šitam seneliubui 30. Jo, o tikslų kažkokių kaip ir nesam nusistatę, mums patinka, ką mes darom dabar. Kiek dublių sugadinate, kol padarote video? Kuo toliau, tuo mažiau. Jo, bet būn kartais, kad mes vieną kadrą filmuojam, pavyzdžiui, iš 10 kartų ir būn, kad vis tiek pirminis kadras labiausiai patinka. Tai čia niekada nežinosi, tikriausiai kaip diena. Jeigu diena gera, tai nufilmuojam greit. Kartais būna iš vis, kad nufilmuojam va taip staigiai ir būna žiauriai geri vidosai. Tai čia niekada nežinosi. Per kiek laiko 100 000 subscriberių turėsit? Nu, čia jau nežinau. Riebiai. Nu, seniuką, aš manau, mes džiaugsimės, jeigu mes 1000 turėsim. Grinai. Bet ta proga, kas dar nesubscribinat, būtinai pasubscribinkit. Kits klausimas. Kaip jūs abu susipažinote, nes puikiai atrodot kartu? Tai mes susipažinom Tinderį ir pasirodo, kad jisai mane jau anksčiau followino Instagrame. Nu ir va, ir parašė man. Užgaudžiau Tinderiukę, taip, skrulinu, žiūriu, o čia ta pati, sakau, nu reik parašyti. Nes nieks gyvenime man neatrašydavo, žiūriu, atrašė, fizė, galvoju, tai ką čia dabar ką jai sakyti? Kaip pavyksta sugalvoti video idėją, kurį sugalvojat? Tai čia prisimasa tų nesąmonių, gerai, esu aš irgi kelią sugalvojus, kurį gyvendinam, bet taip, tai čia biškai irgi turi neturėti kelių varštelių, kad tokius dalykus sugalvoti. Čia smegenis turi turėti kokių da varštelių. Pas mane, matai galvo, kokie didžiai yra. Ten pulsuoji smegenis, suprantis, idėjos ten. Netelpi galvą. Kaip Nintendo kaladėlės, va taip krent, tink. Ar realybėje jūsų santykiai irgi tokie pat kaip Reelsuose? Nu, gal kažkas panašaus, tik aišku, ne taip viskas išpūsta. Mėgstam pasipykt, nenusileist viens kitam. Iš to dažniausiai ir gimst visokios idėjos, nes kažką pasipyksti, paskui užvengi ir galvoji, blemba čia visai, nu neblogs vidosis būtų. Kuris iš jūsų gamina maistą ir ką paskutinį kartą gaminotės? Stengiamės tai dienai tiesiog kažką pasidaryti, valgyti, jau ten rimtesnių kažkokių patiekalų tikrai ne. Nu taip, ir bėgi, taip, kaldinuką palėsi ir viskas. Čia mėgstamiausia maistas. O, tavo mėgstamiausias maistas. Man proto. Mane nutraukė, nereikia pasakyti, jos mėgstamiausias maistas yra mano smegenis. Nu jo, aš jau įsivaizduoju, kaip mes kepam šašlykus. Da važiavam iki Kauną. Iššokom į aplinkelį, važiuojam, žiūrim lietus lyt pradėjo, o mes dar neatsakėme paskutinį klausimą. O jis būtų toks, kiek uždirbat iš video? Tai kiek mes uždirbam iš vidosiko? Užeikim į statistiką ir pažiūrėkim. Tai dabar atsidarau savo telefoną ir įeinu į metinę mūsų statistiką. Ir ten matau, kad mes per metus surinkom 16 milijonų peržiūrų, virš pusę milijono laikų
Ir iš visko uždirbom brūkšnelį. O brūkšnelis todėl, nes nerodo metinės, rodo tik 2 mėnesių. Nu, tai paspauskim 2 mėnesių. Ir matom, kad mes per 2 mėnesius uždirbom 58 centus. Nu, nei daug, nei mažai. Nei daug, nei mažai. 2 Maksimos maišeliai tikrai išeina. Tai va, atsakėm į šitą klausimą. Dabar jau esam netoli savo tikslą. Dar liko kažkur apie 10 minučių. Aišku, jau pradėjo lyt lietus, tai jau nuotaikos nebėra, nes nežinau, kaip kepsim šašlykus. Tai didžiausias liūdesys, ne, dėl šašlykų? Nu, didžiausias jo liūdesys, bet nežinau, gal pasitaisys tie orai. Tai ką, važiuojam į vietą ir žiūrėsim, kaip ten viskas. Nu, žiauriai įdomi atrodo. Labai įdomi forma pati. Jo, apvalė kažkokia. Nu, tai ką? Bet kokia graži vieta. Aha. Čia aplinkui ežeras. Lipam stalažais į viršų. Lipam. Nu ir kokie čia dangiški vaizdai, žiūrėk, atsiveri. Dangiški migdolai. Ir kažkur netoli tie mūsų namukai, man rodos. Kažkur ten, miškuose. Ar rimtai? Nes mums minutė belika rodo. Nu įdomi, pažintėlį įdomi. Ir man iš priekio tokia kaip palapinė kažkokia atrodo. Nu, tokia kaip nykštukų bažnyčia. Apvalė. Radom vietą, kur tuoksimės. Taip. Taip, tuoksimės čia. Kits video bus iš mūsų vestuvių. Tai negreit, bet bus greit, bus greit. Atvažiavom? Atvažiavom. Pagaliau atvežė mane gyvą sveiką, nesitikėjau. Nesitikėjai? Ne. Kitą kartą tu vairuosi. Niekada. Dar nematau, bet man jau patinka. A, ne? Jo. A, mumis įleis bent jau čia, ar ne? O, atidaryta. Atidaryta. Žiūrėk, ten būtume, matai, rūras deginė. Nu, būtume. Parodyk, tenai yra gultai. Bet per tavelyje. O, žiūrėk, tualets. Tualets čia net yra. Eik tu sau. Su vaizdu į lauką. Balts tualets? Aš galėsiu daryti baltą tualetą? Nu, nežinau, tau jaučiu laukinis turėtų būti padaryti atskirai. O kas čia? Geltons vanduo? Olele jacht. Olele jacht, jo. Šilts jaučiu turi būti. Tuoj pažys. Šalts. Ai, tai jaučiu reikia pajungti po. A, tu žinai, kiek laiką įskaist? Kas čia per nesąmonė? 10 Celsius. Nebus šiandien? Bus. Nebus. Ne, aš tik dėl to atvažiavau. A, nu ką darysi? Gerai, reikia kodą žiūrėti. Tai gal mes ne čia atvažiavom? Nevyk? Nu. Tai mes tikrai gal ne į tą namelį, tu čia prie belio kurio sustojai. Nu, man atvedė taip tas. Bet pala antras ten buvo parodyta, tai jaučiu anas. Tai gerai tada, ką viduj bent jau žmonių nebuvo, tai jaučia braunės. Kur čia parašyta, tu davai žinot, kuris čia numeris parašyta. Prie tvoros nėra viens, jo, mamanas. Nu, einam, iš čia ne ten atvažiavom. Nu, čia miške. Ir už tave galėčiau, kaip sakoma. Nu, jau savo pagaliau pasiekėm. Pagaliau. Tėvynės kvaps. Čia net kvaps kitoks. Nu, einam į savo namelį. Nu, čia šilts gal. Šilts garuoja. Šilts. Jei. Čia jau šilts.
Kiek laipsnių Aš tik dėl to važiavau. 39. Gerai čia. Normaliai. Iki kiam būn. O jau chlorkę užuodžiam. Chlorkę, jo. Nu va. O tu miegosi va ten, va. Ant to hamaka, Čia tau ne? paruošta, jo. Ant hamaka. Jo. Prisigėsi, Nu va. galėsi miegoti. Pagaliau atvykom. Čia tave ir užmušiu. Nu, vaiką. Čia ir tau pasibaigs, kaip sakoma, visos mantrystės. Opa. O. Parašom į apartamentus. Nu, aš einu į tualetą. Ai. Patink. Va taip. Tada va taip bus. Patink. Tikslas pasiektas, Bimbalizas kelionę atlaikė. Ir galim pažiūrėti, ką mes čia matom. Turim žiauriai daug vietos. Net nežinau, ką čia reiktų veikti, kad išnaudot šitą plotą. Namukas fainas. Galvojau, bus kažkas paprastesnė. Tikėjaus aplamai kažkokios būdelės. Einam, mes atsigersim kavos, ką nors lengvai perkasim ir parodysim, kaip viskas atrodo viduj. Labas rytas, tai vakar nieką nebenufilmavom, nes kai atsigėrėm kavos, jom daryti kitą vidosiką, tai taip ir sutemo. Užsimanėm valgyti, tada greit užsikūrėm šašlikinę, pačirškinom šašlikiuką, pavalgėm ir paskui ėjom miegot. Buvo kažkur apie 1-2 valandą nakties, ne? Taip. Tai va, o šiandien ryte greit parodom, prabėgam, kaip čia viskas atrodė ir jau patys lėksim iš čia. Nu, o dabar šakalienė aprodys, kaip čia viskas atrodė. Tai žodžiu, mūsų tokia buvo svetainė, paveikslai, kurių mums reikėtų žiauriai namuose, salone. Tai jau voksi? Bet gal pasimtumėm tikrai? Tada čia buvo mūsų lova, didelė, minkšta, su vaizdu į mišką. Ir čia, ir čia. Tada čia galima pasėdėti kojykę ant kojykės. O tau patinki, Marinta, ne? Ai, aš mėgstu paendžiuojant. Cinginė. Gyvenimas. Cinginė. Gerai. Viską pamatėm. Didelis dušas, kur telp Dovits, nes namuose jam sunkiai turi maudyti su atidarytom durim. Čia buvo mūsų džekuzis lauke ir galim pasėdėti tualete ir žiūrėti pro langą. Vo. Gali daryti kakų ir toliau kalbėtis tiesiog kaip niekur nieko. Taip. Jūs visada galite būti neišskiriami. Vienas džekuzi, kits ant tualetą. O čia Dovits vakar šefavo, kepė šašlyką, dešrelės. Taip pilvukai buvo sotus. Tai vat, gamtą susiliejam su gamtą, pakvepuojam. Girdi, paukščiukai čiulba. Ko. Tai va toks pirmas mūsų trumpas YouTube vidosas. Jeigu patinka mūsų žiūrėti, tai paspauskit subscribe, palaikinkit ir gal jau greit susuksim kažką ilgesnio ir įdomesnio. Tai šį kartą tiek. Iki.